Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją Futbolas TV platformoje. Šiandien sveikinamės iš Šiaulių, šiandien taip pat Suomijos. Čia gera galimybė, Prosevičiūtė, jos smūgis ir neišnaudota pro Lietuvos čempionės. Hakstrom prie kamulio, jos perdavimas ir smūgis į vartus. Ten sutrukdė Meida Prosevičiūtė. Pražangos kamuolys atimtas iš Šamase, o čia labai pavojinga ataka ir kamuolys atsidūrė vartuose. RFS komandai pavyksta pabėgti ir pasižymėti. Apmaudu, dėl to viskas per plauką atrodo. Galėjo akimirką ir kamuolį išmušti Šiaulių Gintros futbolininkė. Body. Dideliai žingsnis artėja prie varžovių vartų. Čia toks tolimas smūgis. Neblogai pabandė. Hakstrom aikštės centre daro nemažai klaidų. Šamase jos bandymas smūgiuoti ir visai šalia vartų. Gynėjos pozicija, Prosevičiūtė, baudos aikštelėje jos smūgis ir dar viena neišnaudota kelialapio į finalą antrajame pusfinalyje. Geriau sekasi būtent viešnioms išlaimėjams ir norisi tikėtis, kad Gintra galės suregzti kažkokį atsakymą ir čia kamuolys vartuose, pavyksta išlyginti rezultatą dar geriau ir greičiau. Nereikia jokių vabank ėjimų ir pagaliau Šamase. Baudos aikštelėje čia gali būti galimybė, Šamase lieka kamuolys aikštėje, Šamase dar vienas bandymas ir virš vartų lekia kamuolys į priekį. Ir čia dabar jau lenktynės. Čia jau lenktynės, kurių pralaimėti negalima. Ojojojojoj. Smūgis į vartus ir laimė, kad Gintros ekipos dabar nenubaudžia. Dar vienas RFS. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Na, kažkuria prasme po praėjusio epizodo turbūt brendo. Tas įvartis apmaudu, kad jis pribrendo. Ir labai apmaudu, kad RFS komanda sugeba. Hakstrom, jos perdavimas ir galimybė. Ojojoj, ir vėl nepavyksta pasinaudoti Šamase savo. Perdavimas į baudos aikštelę, Nesterova kumščiuoja kamuolį tolyn nuo savųjų vartų. Tai finalą, čia RFS komanda toliau rezga savo išpolį, perdavimas į laisvą erdvę, čia Poluhoviča. Jos perdavimas ir 3-1. Tai yra viskas. Tai yra viskas. Marijan Ogočiukų Ohadivė čia bėga džiaugtis su komandos draugėmis. Ką tik aikštėje pasirodžiusi afrikietė muša trečiąjį įvartį į Šiaulių Gintros vartus ir tai yra viskas. Padalino Floros merginoms. O čia dar viena RFS ataka ir dabar dar kartą Marijutės jau pridėto laiko yra ištiksėjusios. Na, čia galbūt galimybės, smūgis sėkmės elementariai. Na, bet tai yra futbolas ir nori, nenori.